Radijo namai. Tai labai labai gerai. Kur mėgstate keliauti? Mėgstame keliauti pietuose, taip, kur labai šilta, kur galima pabėgti, pasideginti saulytei. Tai kur mes... Ir maudytis? Ir maudytis, kur mes tą Gabrielę ir visa šeima buvom iškeliavę. Kroatijoje buvom. Kroatijoje. Ispanijoje, Graikijoje. Graikijoje, taip. Mėgstami salas ar ne visokias aplankyti. Žodžiu, mums patinka ten, kur šilta ir kur galima ledų skanių suvalgyti, taip, pasimaudyti. Taip, labiausiai mėgstamos mūsų kryptis. Labai nepatinka, nes kai sergam, nes negalim maudytis ir ledų valgyti. Taip, atsitinka kartais taip kelionėse, taip, kad ir susergam, visko būna, taip. Reikia labai dažnai saugotis. Taip. Koks maistas jums patiko? Kur taip, Ispanijoje ar kur? Ispanijoje. Koks mums maistas patiko Ispanijoje labiausiai? Bandėm paragauti paelijos, taip, ryžių patiekalo, skanaus su mėsa. Ką mes dar Ispanijoje labai, turbūt labiausiai tai ledai patiko, ar ne? Buvo Maljorkoje labai labai skanus ledai, taip? Bet kažkada aš neklausiau jūsų ir verkiau tenai. Visko atsitinka kelionėse, taip, bet labiausiai patinka mums ledai turbūt, ar ne? Ar dar kažkas patinka labai? Man ledai patinka ir blynai. Ir blynai, nu va. Lankėtės Graikijoje, ką tenais aplankėte? Graikijoje aplankėme 2 salas. Tai viena sala buvo Rodos sala, kita buvo Korfų sala, taip. Tai mums didžiausią įspūdį turbūt daro gražios uolos, ar ne, vanduo ir ta senovinė graži architektūra, senoviniai miestai. O kas yra architektūra? Architektūra tai yra senoviniai miestai, ar ne, pastatai, gatvės, ar ne, viskas, kas ten yra tuose miestuose autentiško, mums labai įdomu. Ir maistas visas, ar ne, jų šiek tiek kitoks, graikiškos salotos, sūriai skanus, taip? Gal Nelabai skanios salotos. nepatiko salotos, o kas tau Graikijoje patiko? Man Graikijoje patiko labai ledai. Ledai visose šalyse, ar ne, visur ledai būna labai skanus, taip, ledainėse. Labiausiai įsimena, taip? Ja. Ir šiltas vanduo, skaidrus, mėlynas, taip? Ir dar šiaip Lietuvoje yra ledų, bet mes nevalgom dabar. Dabar nevalgom, dar šiek tiek per šalta, bet greit valgysim. Ar keliaujant mašina, jūs pykina? Taip, iš tikrųjų, turbūt iš visos šeimos mane ir ne ir tave, Gabrielė, labiausiai pykina, kai važiuojam kalnais ar pantinais, taip? Ir labai tie vingiuoti posūkiai tokie būna. Jo, ar aš kitą dieną apsivėmiau. O jėtus, tikrai buvo mums Nes man mašinai buvo bloga. Būna bloga, taip, ir mes, nors ir kokie gražūs kalnai, ar ne, bet tie keliukai mums šiek tiek kelia iššūkį, ar ne, bet nieko. Gal priprasim ir ateityje mums geriau seksis, ar ne, su tuo važiavimu. Ar patinka jums baseinai? Taip, tai iš tikrųjų turbūt smagiausia kelionės dalis baseinuose, ne, yra išsimaudyti šiltose baseinuose. Bet paskui grįžti į vidų ir gali prisipurkšti muilo į vonį ir gali maudytis. Ir dar kartą, ne, po baseiną turiu vonioje įsimaudyti. Tai tikrai... Kad būtum dar švaresnį negu po baseino. Aha, reikia po baseino dar kartą nueiti nusiprausti, ar ne, bet taip smagi kelionės dalis, kai būna šilta, karšta lauke ir tada baseinė atsigaivinti. Aha, labai smagu. Bet kai suvalgai ne tą maistą, tai lėktuvė apsivemi.
Nu, čia mūsų kelionės vinis, ne, yra. Taip, tai ką mes iš kelionių geriausiai prisimenam, tai ledai, baseinai ir kad kartais būna bloga, ar ne, na, bet nieko, išauksim turbūt ir ateityje bus mažiau. Tai ačiū tau, Gabrielė, labai, kad tu mane pakalbinai. O į kokią kelionę sekančią nori važiuoti? Į Italiją. Į Italiją. Gerai, tai vat po Italijos galėsim papasakoti savo įspūdžius. Ačiū, kad klausėt. Radijo namai, tai labai labai gerai.